Sveiki, žadėjau papasakot, kaip važiavimas su be veidrodinių mersų, tai yra, kai stovi kameros. Tai va, labai jau retai pasiteko, nesakau, pas mus firmoje yra tik tai keli tokie mersai, tai dabar maždaug čiučiut apžvelgsiu, yra kokie pliusai ar minusai to dalyko. Čia va stovi kameros, abiejose pusėse tokios pačios. Ir čia ekranas dešinys, nes kadangi čia angliška mašina. Ir kairys. Aišku, naujas mersas jau speedometrai, čia tabletės visur toks biškiai gražesnis, bet forma išoriškai tai nieko visai nesiskiria. Tai va, dabar jeigu su kairiu veidrodžiu, tai kaip ir, ekranų tiksliau, tai kaip ir nieko. Tik tai tiek, kad jau kai žiūri į ekraną, tai biškiai kaip ir trūksta to šoninio matymo, bet šiaip jis daugiau mažiau normaliai. Va, su dešiniu veidrodžiu tai jau yra šiek tiek problemų, nes jis ta stoikė vadinama ir dar tas veidrodis biškis platesnis, jis užstoja šiek tiek matomumo. Ir jau kažkaip biški kvailokai žiūrėti per jį, taip, reikia pripratimo. Šiaip vieną kartą nustačius, jeigu ten, pavyzdžiui, kai yra puspriekabės, tai tenai jo, pagal puspriekabę atsireguliuoti reikia kiekvieną kartą, bet čia šitie rigid, angliškai vadinami tie, sunkvežimiai C kategorijos, jam vieną kartą pastačius praktiškai nieko nereikia daugiau nureguliuoti. Va šitas brūkšniukas čia rodo tavo galinį tašką. Ten jį turi pagal pasistatęs tą tokį kauną angliškai, tokį, bet ką, kažkokį tai pagalį pasistatė ir gale fūros šitą ir tenai tada atsireguliuoji su juo. Neaiškinsiu kaip reguliavimas kaip ir tų visų veidrodžių čia yra. Tai va, tai tokie dalykai, tai daug vairuotojų nepatenkinti, ypač kaip atbulas reikia važiuoti, biškį šiek tiek netaip rodo kaip veidrodis. Ir tas dešinys veidrodis, kaip sakiau, biškį užstoja kampą šiek tiek sukinėjantis. Aišku, reikia perpraskyti, reikia ne tiek į šoną su galva, ar į kairę, ar ten į dešinę, į stalą. Dešinys ypatingai tai švies prieš akis praktiškai veidrodis. Bet taip nieko, galima priprasti. Ir sakau, sunkiausias dalykas tai gal yra atbalam važiavimas, biškį toks, biškį šiek tiek iškraipo ir tą atstumą, sakysim, ne visai tiksliai kaip veidrodžiai rodo. Tai šiek tiek reikia pripratimo, bet čia nieko, pavažinėjus, keletą kartų teko važiuoti, nieko, galima normaliai priprasti. Tai turbūt tiek apie šitos be veidrodinius mersus naujus, taip kad galima važinėti, priprasim, sako šuo ir karimas pripranta, tai mes priprasim. Dar pamiršau paminėti va šitos mažus ekraniukus apačioje, čia kaip tas mažasis veidrodis, bet man jis biškai nepatinka, jie nėra reguliuojami, kiek žinau, bent jau negavau treningo jokio apie tai, mokymų. Ir šitą jis turėtų daugiau rodyti priekinį ratą, bet čia kaip ratas nesimato, taip kad man jis biškai tie veidrodžiai kaip ir geriau tokiu atveju. Bet tik tiek. Tai va, dabar ką tik pavairavau biškį, tai, senai nevairavęs buvau jo. Biškį šitais veidrodėlis jie labai blaško dėmesį iš tikro.